Labas, aš Liudvikas. Aš Eglė. Aš Perkūnas. Ir čia Minčia. Kviečiame mus remti Patreon bei Contribui platformose, taip pat sekti Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose, kur galėsite pamatyti daugiau kasdienių istorijų. Visas nuorodas galite rasti video aprašyme esančiame po vaizdo įrašu. Va, matysi save. Mes esam Salvadai. Ir važiuojam pas gavėją į svečius. Gabrielė žadėjo mums visokių vietelių gražių parodyti čia. Paskui važiuosim Su žaislais. su žaislais ir pasakyti, Pasiilgau močiutės. ko dar pasiilgai žinoma savo saugiaus pasiilgai, babos pasiilgai, pasakyti. Aš pasiilgau į babos iš Zeivino jaustas. Sauliaus guodą. Taip. O senelio pasiilgai? Sakyk, seneliu, labas. Arba apmokėjimus seneliu. Seneliu, Daliau, labas. Pasakysi? O tu ką? Gerai. Gerai. Miegoji iškritęs beveik visą kelią rytinį. Ir va, prasideda vynai, va, 9 Ir butcheringas prasideda. Sauna time. Sauna every day. Vakar galvojau, vakar sėdžiu tam karštį ir galvoju, čia tikrai nesiskiria nuo pirties, nes lygiai taip pat man varva iš kelių vidinės pusės prakaitas. Ain't never been found. Oh man, lost ain't no problem now.
Va mūsų sustojimas, pirmasis šiandien puškuojam normaliai kalnus. Vaikėlis miega. Čia yra paplūdimys, kiek akis užmato. O ten yra va taip va pardavinėja akmenį, vandenį, kristoliną. Čia yra va tokiais maišeliais po 400 ml. Ir kito pasirinkimo nėra? Kita pasirinkimo nėra, jokių buteliukų, jokio filtro ir visi čiulpia čia šitos maišelius, va. Ja. Ir būna išsinešimai maisto irgi taip įdeda mėsos į maišelį ir paduoda. Bet ne tos pačius maišelius naudoja, kitus ima naujus šviežius. Vaikiai žaidžia, mūsų palapinė paruošta miegui, ten dviračiukai, tropikai kaip turi būti. Mušelka, ja, mušelka, mušelka, mušelka. Jinai pasakė ir visi sukluso. You tell me. Balandžio 18. Gerai pagarsinu dabar biškį. Balandžio 18. 18 dienų. 18 diena. Labai lengva skaičiuoti, nes balandžio 1 išvažiavom. Balandžio 1 išvažiavom? Taip. A, ne. Nu, balandžio 1 mes atskridom į Gvatemalą. Labas televizoriau, ar mane girdi? Matau, kad girdi, matau, kad matai. Žodžiu. Tokie reikalai dabar vyksta pas mus. Ir biškį susisetapinu. Prašau, nelies, Gerutė. Mes atvažiavom į Elzonte, kur mus šiandien paims Gabrielės darbuotojas ir veš kažkur, sakė, ar tai į pajūrį, nors mes ir esam pajūrį, ar į jos pajūrio namus, ar į ežero namus, dar nieko neaišku, nieko nežinom. Pavargom. Važiuosim šiandien. Tai va, pavargom šiek tiek, bet čia mums atvažiavo čia brangų, pirmas jau toks brangus visiškai turistinis miestas, dar kur važiavom prieš tai, tai buvo taip kažkaip įkandama, ne tiek turistų, o čia grinai baltųjų rojus, gera kava, suvenyrai, yra net šokolado, pieno. Tai va, bet atvažiavom čia į kavinę išgert kavos, tą progą, kad jau numinėm per tą Salvadorą daug ir čia buvo mūsų tikslas iš esmės pasiekti, mes jį pasiekėm. Tikslas dar 20 gal kilų toliau, bet sakėm, tiks ir čia. Nes jau atvažiuos ar taip paimt. Tai va, atvarėm kavos gerti ir vienas žmogus mums sako, aš jums čia labai fainai keliaujat, aš jums sako, pusę kainos galiu padengti už kambarį. Tai va, ilsimės kambarį su kondicionierium švariam, su lova, aš lovai mėgau, mane šį kartą užleido lovą. Ir pati su manim biškį pamėgojo, bet nedaug. Ir ką, minam labai gražu. Turėjom jau pirmą kivirčą, susibarimą ir patylėjom pusę dienos ir aš gal daugiau patylėjau, Eglė šaipės iš manęs. Bet kitą dieną jau viskas buvo gerai. Tiesiog, nežinau, žmonės dažnai sako, kad reikia būtinai išsikalbėti, būtinai išsiaiškinti, bet man atrodo kad tai nėra būtina. Tai va, tiesiog atleidi, paleidi, nusiramini, apsikabini, pasibučiuoji, atsiprašai ir viskas. Tai va, nes bent jau iš mano patirties, iš mūsų gal net sakyčiau patirties yra taip, kad dažniausiai ne priežasty yra esmė, dažniausiai nesakau, kad visada, bet labai dažnai ypač tų mažų konfliktėlių ne priežasty yra esmė, o tiesiog
ar nuovargyje, ar kažkokiam užspaustam jausme, nepatogume, kito nesupratime, neišklausime, tai va, bet ne kažkokiuose kertiniuose požiūrių susidūrimuose. Tai va. Ir jo, va, vaikučiai žaidžia. Labai tu man. Šitas nuogas, aišku. Mama Tulikė verda kiaušinienę, kepatys. Lakučia. O reiks tualetinio popieriaus pasiimti čia. Dar ne pabaiga, serijos tęsinys yra mūsų Patreon paskyroje. Pilną vaizdo įrašą ir kitą ypatingą kelionės medžiagą skirtą tik mūsų prenumeratoriams rasite nuorodoje apačioje vaizdo įrašo aprašyme.